vakaras. Palangos miesto moksleivių klubo vaikų tautinių šokių ratelis jau ne pirmus metus rengia atviras šokio pamokėlės. Jos yra skirtos tėveliam, kad tėveliai galėtų pažiūrėti, ką vaikai veikia repeticijų metu. Tėveliai gali pažiūrėti, kokius žingsnelius vaikai mokosi, kokius žingsnių junginius reikia išmokti, kad iš jų į paskui susikurtų šokis. Todėl šiandieną kviečiam pažiūrėti moksleivių klubo vaikų tautinių šokių ratelio pamokėlę. Labą vakarą visiems susirinkusiam. Malonu matyti, kad radote tėveliai laiko po darbo skirti savo vaikams dėmesio. Gražu žiūrėti ir mums, ir noriu pasidžiaugti. Nors moksleivių klube mes turim apie 14 įvairaus žanrų būrelių, tačiau tokį tautinių šokių turim vienintelį. Ir šiemet noriu pasidžiaugti, kad mūsų šitas būrelis išaugus ne tik skaičiumi, tačiau žiūriu, kad yra ir berniukų. Kada būdavo kitais metais labai trūksta mums tų berniukų. Ir noriu padėkoti tėveliam, kad jūs tiesiog palaikot juos, kad jie pasirinko tą tautinį ratelį. Kadangi iš tikrųjų mes žinom, kad tas tautiškumas toks truputėlį yra ir primirštas. Galbūt jie nuo mažens, kai pradės ir mes tikimės, kad jie auks, lankys. Noriu pasidžiaugti jūsų šauniais vadovais, gerbiamą Serapinienę ir koncertmeistrių Tranausų, kurie irgi be galo skiria jums daug laiko. Ir nors biudžetinės įstaigos, žinot, labai sunkiai mes gyvenam, tačiau vieninteliam rateliui šiemet sugebėjom, radom kažkaip lėšų, skiriam ir jiem būtinai pasiūsim mes kostiumus tautinius gražius, tautinius kostiumus, su kuriais, manau, kad mes jau ne tik atviros pamokėlės vyks, bet mes lipsim į didžiąją sceną, dalyvausim koncertuose kartu su kitais kolektyvais. Na ir kągi, noriu palinkėti sėkmės ir tikiuosi, kad ne paskutinį šitą pamokėlį, kad mes susirinksim, dar galbūt gausesnis būrys tėvelių ateis, galbūt šiandien ne visi labai laiko to turėjau. Noriu palinkėti sėkmės ir padėkoti vadovui vaikams. O dabar norime prisistatyti, nes yra štai čia šokėjai, Smilčių pradinės mokyklos, jie jau šokantis yra ne pirmus metus ir mes jau su jais visais esam pažįstami. Bet štai atėjo nauja karta ir laikas ir jiem yra prisistatyti. Dabar prašom susipažinti su kiekvienu iš artistų. Prašau, iš eilės. Edvinas.
koncertuose. Taigi, pirmiausiai parodysime mes, kaip mes mokėmės šokį papliauškinimai. Vaikučiai dabar plos plojimus su ritmu, kurį jau yra tikrai išmokę. Prašau, prisiminkim ir parodykim. Ir dabar parodysim dvigubą žingsnelį. Visi pradėsim dešinę koją, šoksim ant pirštelių tyliai ir aukštai. Pasiruošę? Na, kadangi nelabai tyliai mum išėjo, tai vis tik tai teks dar kartelį mum pakartoti, ne? O pabandykim vis tik tai taip šokti tyliai, kad mamos girdėtų muziką. Vaikučiai, nekalbėkit, pasistengit labai mamytė gražiai parodyti. Prašau, Liukai, Monika, pasigalim, prašau. Parodykim sekančiam šokiui, kaip mes ruošiamės. Berniukai, tokie kino eilutė, mergaitės už nugarėlės, stokite eilutę. Prašau, susirikiuojam. Dabar aš įsivaizduoju, kad įdomiausiai čia yra žiūrėti turbūt va šitiem vaikam, ne? Nes jūs visus žingsnelius žinot ir matot, renkatės turbūt, kuris gražiausiai šoka, kas linksmiausiai šoka, taip? Na, va ir žiūrėkit, nes taip pat žiūri, kai jūs koncertuojate. Tai prašau. Ir dabar, Ugnė, išbėgėkite iki jų. Ženkime porą žingsnių į priekį, kad mūsų tėveliai geriau matytų, prašau. 1 ir 2. Taip, dabar mes. Ir dabar mes parodysime. Mes ruošiame šokį, kuris vadinasi šok, šok, šok. Šokis, kaip ir mokam, jis yra gana sudėtingas. Ir dabar mes parodysim visus žingsnelius, kuriuos mums reikėjo išmokti. Ir taip pirmiausiai plojame, girdėdami muzikos ritmą. Ir pabaigoje sugaunam paskutinę natą. Prašau. Ir kojele padėsim tašką pabaigoj muzikos. Prašau, dešinę koją, tiesiai, galvas pakėlę. Darysim šuoliukus, fliuksniukus irgi suglaustom kojelėm ir pabaigoj laikum šok. Šau, pritupam per trečią akordą. Pasiruošėm dar.
nemažai pašokinėti, kad tas mūsų šuoliavimas gautųsi labai vienodas. Ir jeigu mes norime eiti kažkur koncertuoti, aišku, jau turi būti labai atrepetuota. O kai mes šokam ir šokam, kartais vaikai sako, ir vėl tas pats. Taip, ir tai būna visą gyvenimą, ir tai būna visą laiką, tiek grojant, tiek dainuojant, tiek šokant. Kartoti reikia tol, kol išeina labai gerai. Pabandykit dar vieną kartelį, vaikai, gal truputėlį greičiau muziką ir pasistengit pataikyti visi vienodai nušokti. Visi ruošiat dar kartą. Čia jau reikia ir žingsnelius skaičiuoti. Aš jau parodykim dabar junginiuką. Gal aš atsiprašysiu daug vaikučių šiandieną, kas antras žingsnelį priekį, prašau, berniukai. Ar vėkis telpat, nesite gerai gali būti? Kas antras žingsnių priekį? Taip. Gerai. Ir dabar junginukas. Prašau, pasirašėm. Berniukai, atsiminkit, kaip mūsų rankos turi būti. Ar jos gali nukristi ten kažkur nuo kelnių? Ne, jos negali. Jos turi būti labai tvarkingos. Visi piršteliai kartu. Įsikit dar, kas supratote. Taip, prašau. Šiandieną kartuosim po keletą kartų, nes mes rodome ne koncertą, mes rodome tai, kaip mes mokomės, ką mes darome per repeticijas ir kaip mums tenka išmokti viską. Prašau, dar kartelį vaikai pasistengime kaip vienodai. Pasiruošim dešinę kojytę ir skaičiuokime žingsnelius. Ir dabar padarom jau patį sunkiausią mūsų žingsniuką, kai mes atėję turim pasisukti per dešinį petį. Pakelkim dešinę ranką, parodykim, kurią mes suksime rankytę atgal, šokinėdami. Gerai, visi žino. Taip. Ir dabar mamos, pabandykit įsivaizduoti, ar jūs tikrai pašoktumėte tai, ką dabar darys vaikai. Žinokit, visko reikia mokytis. Prašau, tai parodom, kaip mes šokinėsim ir pasisuksim. Einam į priekį. Bet jūs turbūt nepasakysit, kad mums dar kažkas neišeina, ar ne? Jūs suprasite, kad mums dar yra laiko mokytis. Mes esame pačiam darbo vidury. Ir taip mes dabar parodysime tą šokelį iš šitų visų žingsniukų.
Prašau, vaikai, stokim į ratą su savo porą, o kas be porelių yra po vieną šoką. Nes šiandien yra tokia situacija, kad kai kurios mergaitės serga ir berniukų yra daugiau. Šok į ratą. Didelį ratą, parodykim, kaip mes mokam didelį ratą padaryti. Didelį ratuką, labai gražus ratas. Taip. Ir dabar pasistengime. Arba nesumaišyti, pašaukti iki galo ir netgi nusilenkti pabaigoje. Šauk. Pažiūrėk. Labai džiaugiuosi aš už jūs ir už šitos vaikučius. Pabaigai, mes norime, šitie didėjai šokėjai, nori mažiukus išmokyti savo pirmojo šokio. O pirmasis jų šokis buvo aguonėlė. Kviečia berniukai mergaitės berniukus į bendrą ratą paskutiniam šiandienos šokiai.
atėjot, paplojot. Ir manau, kad namuose dar vaikučiai susilauks, tikrai kažkokių tai, ar ne, gerų žodžių. Jeigu mes ir sukliuvom ką nors, tai mes tikrai dar mokysimės. Ir kitas koncertas, tikiuosi, bus dar gražesnis. O šiandieną atsisveikinu.